Jeigu tu viską visada darai tobulai, šitas video yra ne tau. Šitas video yra tokiems kaip aš, kurie dažnai klysta, daro klaidas, bando naujus dalykus arba nori išbandyti dalykus ir nedrįsta, nesigauna, niekaip nepavyksta pradėti. Šitas video yra tokiems, kurie turi daugybę minčių, bet jų niekad neįgyvendina. Šitas video tokiems, kurie turi vieną gerą mintį, bet dar iki šiol niekaip nedrįso ir nerado jėgų ją pradėti įgyvendinti. Nes iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kokias geras mintis ir idėjas mes beturėtumėm. Visiškai nesvarbu, kokie kieti mes esam. Nesvarbu. Nesvarbu, kad mes mokam ir žinom daugiau negu kiti. Bet tol, kol mes kažko nepradedam, tol, kol mes nepradedam įgyvendinti savo idėjų, tol, kol mes nepradedam kažko daryti, viskas yra tik įsivaizdavimas ir iliuzija. Ir žinot, apie šitus dalykus aš kalbu netuščiai. Visą savo gyvenimą man teko pradėti daugybę naujų dalykų, daugybę naujų projektų, daugybę naujų veiklų, daugybę naujų iššūkių. Štai ir dabar turinio gamyba, video turinio gamyba lietuvių kalba. Tai irgi yra naujas iššūkis, naujas projektas, naujas darbas. Ir aš tikrai žinau tą kančią, kada tu turi kažką pradėti. Aš žinau tą kančią, kai tu abejoji, ar tau gausis ar nesigaus. Aš žinau tas abejonės, su kurio mes susidurėm. Ir negana to, daugiau negu 20 metų aš dirbu verslo konsultavimo srityje. Konsultuoju įvairius asmenis, įvairias organizacijas ir įmonės verslo klausimais. Ir žinot, savo patirtyje esu matęs daugybę situacijų, kada sėkmę ir nesėkmę turinčius žmonės skiria tik tais pradėjimas. Turbūt todėl pradėti ir yra taip sunku, nes iš tikrųjų mes visi turim tą klaidos baimę. Ta baimė, kad mums nepavyks, kad mes sugaišime laiką. Ir aš iš tikrųjų visai nesenai turėjau pokalbį apie tai su savo sūnumi. Na, kaip ir visi tėvai, kaip ir kiekvienas tėvas, žinot, aš labai myliu, gerbiu savo vaikus ir jais didžiuojos. Ir žodžiu, vienas iš mano vaikų, mano sūnus, vyriausias sūnus, jis yra muzikantas. Ir turi jau kažkokį pasisekimą, kažkiek nuveikęs gyvenime, kažkiek pavyko, dalyvauja koncertuose, koncertuoja, atlieka savo muziką. Tačiau labai smarkiai stringa su savo nauja kūryba, su savo naujom dainom, su savo nauja išraiška. Ir mes iš tikrųjų su juo turėjom tokią vieną labai ilgai rimtą diskusiją apie tai. Jisai kaip ir aš, kaip ir daugelis lietuvių. Žinot, mūsų lietuvių nacionalinis pagrindinis bruožas, kurį aš galėčiau išskirti, yra perfekcionizmas. Mes visi taip dažnai ir taip daug norim viską padaryti taip idealiai ir taip gerai, kad labai dažnai tiesiog net nepradedam, kad labai dažnai tiesiog net neišidam. Ir žinot, lygiai taip pat kaip ir aš, kaip ir daugelis turbūt iš jūsų, taip ir mano sūnus. Paskutiniu metu jau turbūt metai daugiau yra užstrigę su savo muzikos kūryba. Ir žinot, mes turim tokią vieną ilgą įdomią diskusiją. Jisai sako, supranti, sako, aš negaliu daryti beleko, aš negaliu paleisti į eterį, sako, dainos, muzikos ir kūrinio, kuris man visiškai netinka ir nepatinka. Aš negaliu, sako, dainos, kurios aš nejaučiu, kad yra pilna, atiduoti žmonėm. Gerai, sako, o kiek iš tavo sukurtų dainų tu jauti, kad yra geros, sako, netgi tos, kurios yra pakankamai populiarios ir yra išleistos, sako, didelė dalis man jų nepatinka. Ir iš tikrųjų tai nieko nuostabaus, kūrybiniai žmonės, kūrybiški žmonės, žmonės įdedantis širdį, įdedantis sielą į savo darbus, kenčia žymiai daugiau, nes su savo kūryba, su savo sielos įdėjimu į savo kūrinį mes apnuoginam save, mes atiduodam žmonėm, atiduodam žmonių vertinimui ir mums vis tiek, kad ir ką mes begalvotume, mums visada yra svarbu, ką kiti žmonės apie mus galvoja, nes mes esam socialios būtybės, mes gyvenam tarp žmonių, mums svarbu, kaip kiti žmonės mus įvertins. Mes siekiam populiarumo, galų gale populiarumas, matomumas, na kaip ir video turinio kūrime, jis atneša pinigus arba atneša nesėkmes, arba atneša populiarumą, arba pajuokas, arba pašaipą, na galų gale bent jau mes šitaip galvojam. Ir žinote, ir jisai manęs klausė, sako, o kaip iš tikrųjų man perlipti ir kaip man pradėti. Ir aš atsiminiau vieną situaciją. Vienoj savo veikloje su vienu savo bičiuliu, su kuriuo mes darėm tą veiklą, tai buvo skambučių centras, mes dažnai susidurdavom su įvairiais iššūkiais. Ir aš tam savo bičiuliui papasakoju vieną dalyką, kurį man sakydavo mano senelis. Ežiukas yra išdidus paukštis. Tol, kol tu jo nepaspirsi, jisai neskrenda. Ir žinot, aš manau, kad visi mes kartais būnam ežiukai. Visiems mums
būna sunku skristi. Visiems mums kartais reikia to tokio gero, stipraus, tvirto pendelio į mūsų sėdimoje, kad mes pakiltumėm ir pradėtumėm kažką daryti. Ir iš tikrųjų labai dažnai, kai aš užstrigdavau ties savo veikla, prireikdavo kažkokios motyvacijos, aš save pastatydavau tokį padėtį, aš ateidavau pas savo bičiulį ir sakydavau, žiūrėk, aš esu dabar ežiukas, man reikia, kad tu išspirtum. Ir aš iš tikrųjų šitą įprotį turiu išsilavinęs jau daugybę metų. Kiekvieną kartą, kai aš užstringu, kiekvieną kartą, kai aš atsiduriu ties milžinišką prokrastinaciją ir man nepavyksta pajudėti iš mirties taško ar kažko padaryti, aš ieškau situacijų arba ieškau žmonių, kurie galėtų man ne visada ir patogioj formai, man asmeniškai ne visada patogioj formai, mane pastumti arba duoti man gerą pendelį ir išjudinti iš nulinio taško. Todėl ir kalbėdamas su savo sūnum, aš jam sakau, tu susirask žmonės, tu susirask aplinką, kuris stums tave į priekį. Tu susirask situacijas, kurios tau bus tavo pendelis. Nebūk ten, kur tave skatina nieko neveikti. Jeigu tu kartais jautiesi nepatogiai ir jautiesi nemaloniai dėl to, kad tave stumia, atsidurk tenais. Kartais mes visi būnam tiesiog ežiukai, nes mes visi bijom suklysti ir klaidos baimė yra normalus dalykas. Žinot, su klaidos baime aš kaip ir turbūt jūs visi, kaip ir daugelis iš jūsų gyvenu kiekvieną dieną, bet su laiku išmoksti, kad baimė yra tai tik tais mūsų genetinis savisaugos instinktas. Ir ne visada reikia jo paisyti. Kartais baimė būna, man bent jau asmeniškai, signalas, kad reikia veikti tą kryptį. Baimė būna signalas, kad aš darau kažką gero, kad aš darau kažką netokio kaip visi, kad aš darau kažką įdomaus, išskirtinio. Ir nemeluosiu, dažnai nepavyksta ir nemeluosiu, dažnai aš nukenčiu žiauriai smarkiai nuo savo iniciatyvų, nuo savo veiksmų, bet bijojimas suklysti, bijojimas kad tau nepavyks, bijojimas papulti į nepatogią situaciją, manau, yra žymiai baisiau negu tavo klaidos ir tavo nesėkmės, kurios galų gale pavirsta į sėkmę. Nežinot, be klaidų ir tobulai galima gulėti tik tais ant sofos, galima žiūrėti televizorių ir dažnai tobulai ir be klaidų galima tik komentuoti, replikuoti, rašyti internete komentarus, o tie, kur rašo komentarus ir nieko neveikia, dažniausiai yra patys teisingiausi, teisiausi ir labiausiai viską žinantys žmonės. Tačiau savo veikloje verslo konsultavime man teko sutikti daugybę sėkmingų žmonių, tačiau nei vienas iš jų negavo sėkmės ant lėkštutės. Nei vienas iš tų žmonių, kuriuos aš sutikau, nesulaukė tos sėkmės netikėtai. Visi dėjo daugybę darbo, visi dėjo daugybę pastangų, visi daug klydo. Ir žinot, man labai patiko vienas jau senas verslininkas, su kuriuo man teko susidurti ir išmokti iš jo daugybę pamokų. Sako, žinai, man atrodo, neblogai sekasi, sako, atrodo, čia ir ta apyvarta, milijonai ir atrodo, kažkaip gyvenu gerai. Bet žinai, sako, aš tą verslą darau 30 metų ir aš tau duosiu vieną paslaptį. Aš nežinau, kaip man pavyko, aš nieko nesuprantu apie verslą. Sako, aš tiesiog dariau, klydau ir dariau. Todėl noriu visiems palinkėti, suprast, kad kartais visi mes būnam tiesiog ežiukai, kad kartais mums reikia pendelio, todėl ieškokite, kas jūs stumia, ieškokite, kas jūs pastato į jums tuo metu atrodytų nepatogią padėtį, ieškokite tų žmonių, kurie jūs verčia ir skatina daryti ir judėti ir nesistengkite atsidurti patogioj vietoj, negalvokite, kad įkvėpimas ar motyvacija kaip koks autobusas. Jūs lauksit stoteliai, atvažiuos ir jūs nuveš į sėkmę ir turtus. Reikia kartais tiesiog paimti ir pradėti, nesvarbu, kaip mes bijom. Geriau pradėti daryti bele kaip, geriau pradėti daryti nesąmonės. Bet žinot, pradėjus, mes žengėme žingsnį ir esam vienu žingsniu toliau negu buvom vakar. Todėl linkiu jums sėkmės, nepasiduokit, ženkit tą pirmą žingsnį ir susitiksim greitai.